Mano rankose lobis. Tai yra kontrafakcinis leidinys. Kontrafakcija prancūziškai klastojimas. Tai buvo vadinami leidiniai, kurie buvo suklastotomis antraštėmis arba suklastotais tituliniais lapais. Tam, kad caro ochranka spaudos draudimo metais nuo 1864 iki 1904 metų, kada buvo draudžiama lietuviška spauda, kad caro ochranka nesusektų, kas spausdina tuos leidinius ir kur jie yra spausdinami. Tituliniuose lapuose būdavo nurodoma klaidinga informacija, todėl ir vadinama kontrafakcija arba klastotė. Tai neteisingas spausdintojo vardas, autoriaus vardas ir tokios dar klaidinamos informacijos būdavo pridedama, kaip čia pavyzdžiui matom parašyta дозволено цензурою Санкт-Петербург 19 января 1879 год. Tai reiškia, buvo norima teikti, kad tą leidinį dar iki spaudos draudimo leido caro cenzūra. Nors ta informacija yra netikra. Ji tam, kad suklaidinti caro saugumo pareigūnus. Štai tokiais leidiniais, dažniausiai spausdintais Tilžėje ir knygnešių nešamais kontrabanda per sieną į Lietuvą, buvo mokomi vaikai skaityti ir rašyti. Tam, kad nepamirštų lietuviško rašto ir lietuviškų raidžių, nes buvo leidžiama tik štai tokie leidiniai, kurie buvo rašomi rusiškomis raidėmis ir žodžiai lietuviški. Spaudos draudimas per 40 metų padarė daug žalos. Daug galėjo būti išmokyta šviesuolių, bet užaugo ištisa karta žmonių, kurie tik tokias raides matė. Lietuviškų raidžių nematė. Bet gerai, kad buvo pasišventę žmonės, knygnešiai ir taip pat šeimų nariai, močiutės, seneliai, kurie mokė vaikus rašto iš tokių knygų, iš tų kontrafakcinių leidinių. Štai. Ir dabar turime istoriją tokią.